2018 m. vasarą Ronaldo priėmė naują iššūkį. Pasirašė sutartį su Juventus už 100 milijonų eurų, kas tapo didžiausia Italijos futbolo istorijoje perėjimo suma. Juventus jis laimėjo 2 Serie A titulus, tačiau Europos čempionų lygos nugalėtojo trofėjaus klubas nepasiekė. Nors jis pelnė daug įvarčių ir atliko svarbius pasirodymus su Juventus, jis nesugebėjo pasiekti savo ankstesnių pasiekimų su Real Madridu. 2021 m. rugpjūtį, po 3 metų pertraukos, Ronaldo sugrįžo Manchester United, kuris vėl pradėjo žaisti po 4 metų pertraukos. Grįžimas į Angliją buvo labai laukiamas, tačiau komanda negalėjo pasiekti tokių rezultatų, kokių Ronaldo tikėjosi. 2022 m. lapkritį, po nesutarimų su treneriu ir klubo vadovybe, Ronaldo nusprendė palikti klubą.